reiktų atkreipti dėmesį, kokią turim tą gatvę. Yra bendruomenės labai saugios, labai atsakingai žiūrinčios ir ten tikrai tikiu, kad vaikai gali ir vakaroti. Ką gerbiama Birutė ir sako, yra etapas paauglystės, kada jisai šiek tiek atsitraukia nuo tėvų ir nori pasimatuoti tas ribas ir tą buvimą ir pasitikrinti tą, kiek aš jau galiu čia veikti savarankiškai. Tai susitarus ar ne, vėlgi, nes ir taisyklės keičiasi ir tas buvimas lauke šiek tiek keičiasi ir kartu laiko leidimas. Yra vienas momentas ir Lietuva juk dabar vėlgi labai skirtingai yra ir tą patį Vilnių turim, ar ne, kur gatvė kelia riziką, nes statistika sako, kad Vilniaus mieste kas 5 paauglys žino, kur įsigyti, pavyzdžiui, psichoaktyvių medžiagų. Tai reiškia, tai bus vienas iš faktorių, kas kels riziką. Apsvaigęs paauglys, jisai labiau pažeidžiamas, ar ne, jį greičiau gali įtraukti kiti suaugę žmonės, kurie galbūt turi tų piktų intencijų. Tai vėlgi, labai reikėtų pasižiūrėti, kokioj bendruomeniai tas mūsų vaikas vakaroja, ar ne, sakykime, ar naktinėja, jeigu turim tą pabėgimo aspektą.